Sveiki, aš esu Simona, Šiaulių universiteto Saulės ansamblio šokėja. Ir šiandieną Šiaulių universiteto laidoje jums siūlome Saulės ansamblio įspūdžius iš Kolumbijos. Liaudiškos muzikos ansamblis Saulė buvo pakviestas atstovauti Lietuvai Kolumbijos sostinėje Bogotoje vykusiame 4-ajame tarptautiniame šokių festivalyje Somos Movimento. Festivalyje dalyvavo įvairių šokio žanrų atlikėjai iš 10 šalių. Vyko jis 3 savaitės. Ir mes suprantame festivalis truputėlį kitaip, kad festivaliuose būna bendravimas kartu su kitomis grupėmis, kad būna kažkokios vakaronės, o čia buvo tokie atskiri koncertai. Bet pasirodėme įvairiose Bogotos vietose, turėjome iš viso per šią kelionę 8 koncertus. Ir koncertavome ir aikštėse, ir universitete, ir prestižinėje Bogotos savivaldybės teatro salėje, kuri talpina 2000 žiūrovų. Už 5 minučių prasidės koncertas, mūsų paskutinis Kolumbijoje, Bogotos savivaldybės teatre. Ir tikimės, kad pasirodysim gerai ir Kolumbijos ir Bogotos žiūrovai bus patenkinti mūsų pasirodymu. Ir lietuvių bendruomeniai koncertavome. Taip pat koncertavome ir Villavicencio mieste, turėjome 2 koncertus. Buvome paruošę valandos trukmės programą, tad mūsų programą sudarė ir dainos, šokiai, ir muzika, kad būtų kuo įvairiau galėtume pristatyti lietuvių liaudišką muziką. Kiekvienas koncertas buvo toks įdomus, nesvarbu kiek surinkdavo žiūrovų, bet manau kiekvienas buvo unikalus ir visi man labai patiko. Nesvarbu, ar 10 žmonių buvo susirinkę, ar 1000. Koncertavot universitete. Ten centrinis Bogotos universitetas ir kaip menų fakultetas, tai mokosi visi būsimieji menininkai. Tai iš tikrųjų irgi buvom labai šiltai priimti, dėl to, kad jiem buvo labai įdomu, jie klausinėjo apie mūsų rūbus, kaip čia, iš kurio krašto, būtent ten, kodėl klumpės. Meno vadovas pasakojo jiems buvo labai įdomu, kad jeigu moteris kolektyve būtent užsirišusi skarele, tai jinai jau ištekėjusi. Ir jiems buvo labai įdomu, kaip atskirti nevedusius vyrus. Publika atvira, nuoširdi, reiškianti emocijas ir priėmė labai gerai. Kad ir kur aikštėje, jeigu koncertavime, tai žmonės iškart ploja, nuoširdžiai, šypsosi ir žiūrint į juos norisi atiduoti visą save. Visur labai gerai priėmė. Mes jiems skaitomės jau kaip egzotika. Tuo labiau jų pietietiškas kraujas ir po kiekvieno šokio mes laukdame labai audringų ovacijų. Išties labai keista, nes Lietuvoje mes tokių ovacijų nesulaukiam. Kraujas karštas, jie patys nori šokti tikriausiai. Taip, jų šokiai taip pat labai įdomus. Salsa, tai labai temperamentingi šokiai. Nors publika Saulė priėmė puikiai, bet koncertuoti Kolumbijoje nebuvo lengva. Bogota yra aukštai virš jūros, ar ne? Kitokiame lygyje. Ar buvo sunki šiaip fiziškai ta kelionė? Be abejo. Iš pradžių mes galvojame, kad tai čia mums yra nuovargis, kad pavargstame lipant į kalną, bet paskui pradėjom žiūrėti, kad ne nuo nuovargio, nuo deguonies trūkumo yra. Ir kai ypač tą jaučia atlikėjai, kaip reikia
dainininkam išdainuoti frazę kažkokią, ar išgroti kažką ir kad žiūri, kad jau ne taip lengvai išeina kaip visada ir paskui pradedi suprasti, kad čia yra nuo deguonies to trūkumo. Kai būdavo valandinės programos, po kiekvieno šokio mes į užkulisius jau išeidavom mėlyni ir vos gaudome kvapą. Tai ką, vis tiek susiimat, atsipalaiduojat ir stengiatės vėl šokti? Taip, toks mūsų jau darbas buvo ten. Gerai pasirodyti, nepavesti Lietuvos vardą. Nu ir kaip? Ir tuo labiau Saulės vardą. Kolumbija viena iš egzotiškiausių šalių, kurioje yra tekę koncertuoti ansambliui Saulė. Galima pasakyti taip, atviri žmonės, nuoširdūs žmonės, daug žmonių, įdomi šalis, didelis Bogota, didelis miestas, kur labai įvairialypės asmenybės ir žmonės ir aišku, tropikai, kad karšta ir pati Kolumbija yra skirtingai. Bogota yra vienoj klimatinį galima zonai sakyti, nes 2,5 tūkstančio virš jūros lygio yra vienas klimatas, o nusileidus žemyn jau šilta ir visą laiką, vasarą visą laiką gera. Labai eismo sąlygos iš tikrųjų padarė įspūdį. Kitas dalykas, kad pareigūnai gatvėse, pavyzdžiui, patruliuoja su automatais ir iš tikrųjų šiek tiek baisu gal. O eismas chaosas? Jo, eismas tai visiškas chaosas ir iš tikrųjų juostų praktiškai nėra, ten važiuoja per raudoną prieš eismą. Kelionės metu šiauliečius globojo Kolumbijos lietuvių bendruomenė. Labai norime padėkoti ir labai džiaugiamės lietuvių bendruomenė, kuri mus tikrai visur lydėjo ir jautėme jų visą laiką paramą ir pagalbą. Ir net festivalio organizatoriai pamatė, kad su mumis visą laiką būna lietuviai ir organizatoriai perdavė visas jiems mūsų globą. Labiausiai patiko tai lietuvio Vacio Slotkaus ūkyje, nes jis tenais pasidaręs tokį antiek širdžiai mielą, tokį lietuvišką kampelį, net baseine plytelėm išdėstyti Gedimino stulpai, visur užrašyta Lietuva ir kad sveiki atvykę į Kolumbijos mažąją lietuvėlę ir iš tikrųjų taip miela ir jie visi taip gerai sutarė tenais, visi palaiko ryšį, visi lietuviškai bendrauja ir iš tikrųjų ten turėjom tikriausiai patį geriausią laiką, nes buvo tarpas šioks toks tarp koncertų, tai galėjom ir patys šiek tiek labiau atsipalaiduoti ir baseinę pasimaudyti ir tiesiog gerai, ten labai praleidom laiką. Mus ten labai šiltai priėmė, mes kaip buvom jau kaip žvaigždės ten, sukvietė visą kaimo žmonės, jau apsišvietusius, šviesius žmonės, kunigus, mokytojus. Teko netgi paspausti Antanui Mockui ranką.